sakau, kad čia svarbiausias tikslas ne čia mane pagerbti ir pasveikinti, bet kad bendryje išsilaikytų. Čia buvo mano tikslas tenai mecenuoti tą programą, kad čia nepriklausytų nuo jokių finansų, bet tik nuo mūsų pastangų pritraukti jaunimą, puoselėti mokslo istoriją, medicinos, technologijos istoriją. Visų laikų tas fondas užtektinai prikraus kapitalo, kad mes galėsime ir leidinius, ir parodas fonduoti. Gal su laiku ir net pakviesti kokią nors profesorių, semestrą dėstyti mokslo istoriją. Bet svarbiausia, kad surasti jaunimą kaip nors suinteresuotų mūsų sritį. Kas tai tik didelė svajonė. Kaip? Kas tai didelė svajonė. Tai mes turim svajoti, ne pasiduoti, turim svajoti. Tai yra kol kas tik didelės, netgi fantazijos. Bet be svajonių nieko nebūna. Viskas nuo svajonių prasideda. Bet kai kuriuose srityse mes turim jaunimo, ypač medicinos istorikoje, farmacijos turime ir man truputį rūpi, fiziniai mokslai. Va, galiu pasigirti, kad ką tik tai baigėsi kongresas Naujojoje Zelandijoje, kur mes su jauna labai trečiakursė studentė darom pranešimą. Tiesa nuotoliu, nefinansavo nieks nuvažiavimą. Tai aš dabar pereinu atgal į lietuvišką laiką. 9 valandos į priekį nuo mūsų yra. Ten žiema dabar. Jie ten labai visi su striukėm buvo apsirengę, kiek mačiau per ekraną. Sakė, šalta, čia šalta. Tai aš dėkoju visiems jums, nes jūs tiek prisidedat kiek metų, Aš vis galvoju, kaip bus tą sekantą konferenciją pasiseks, kaip pasiseks. Ir vis tiek svarbu gerą temą ir atsiras norinčių ką nors pasakyti. Jo, ir dabar turim jau gerų pasiūlymų, jau neseniai gavom iš Vilniaus universiteto čia dėl kitų metų, tai viską, tai aš manau. Tai dirbsim. Ačiū Ramūnai ir tau ilgiausių metų ir vadovauk ir vesk mus toliau.